Aš turiu ką? Mes trys ilga. Starbucksas turi. Madonna. Čia Madonna bus. Čia gal šalia jos vaikas dar bus. Tai pilnai gali būti ir mes galim. Mes apačia. Mes trinamės kažkur ją. Mes paveikslą apačia. Panašu. Mykolas nužudo drakoną pas mane. Ne, Madonna. Ne. Mykolas nužudo drakoną, kolegos. Posūkį paėmė, sankryčio Aš jaučiu mano listę. Mes tavo atiduodam šitus. Karnaitė kažkaip. Radau. Čia? Tai kas pasijos? Ne tau. Mes. Tai greitam. Organizavai ir gali. Nieko nerandu. Nerandu niekad. Mes kamera. Oi, ne. Ne. Kai išlipsiu, pamojuosiu paveikslų. Gerai, galima prisėsti. Einam padėvašą priešų sandėlis. Kas kitoj pusėje užrašyta? Kas kitoj pusėje? Į kitą reikia. Gerai, gerai. Dar nežinau, apačios arklio trūksta. Pas tave turi dalis. Arklio šuns kojų. Va, dar viena koja. Kitas amžius. Matau. Nu, dar kokių 15 žmonių. Ne. Vienas. Jo. O duok Dievą, kad jau būtų Mona Liza. Mona Liza, galite atspėti šypseną? Mona Liza. Atrodo, negaila. Dabar štai jis pateisino savo lūkesčius. Pasuk truputėlį man. Mes tas nepaleisime. Mano kažkas su meilės amūru su... Ir mano kūnai kokie susilieja tos kūnai. Galima čia toks pakeliukas yra to. Iš kur galėtų?
Va, turi. Va, šypsina. Va, Jonas turi šypsina. Ką? Nėra tavo? Taigi va, Jonai, tavo pamurkliui. O tai tavo. A, iš viso nėra, čia nieko praktiškai. Nu, apšiurtas visai, ne? Ne, nėra. Ne, čia aš atėjau padėkoti, čia ne darbas. Voi galite įvairiai materialiai galite, moraliai, Formuojasi komandos. Aliolė, kas dar? Tu filmuojamas dar? Jeigu ką, vis tiek matysis, kas ne prie ko, tada vis tiek jos paskirsti. Gerai. Bet mums taistas galvos. Jo, mums Nekelkite jokios panikos ir nepasikartokite. Komandoje atsirado. Nežinau, Neprapuolam. O tai mūsų jau susirinko visi? Nu, kažkiek žmonių prisipažino, tada visi dabar einame savo vietas ir tada išlipsim, tada visi Jau yra ten ties. dar Arnas? Aš tai mūzos. Ką filmuoji? Vadai, Malboro pritaikė. Makro nepildė žaidinėjai. Aš Moris komandoje. Tau filmavo ten ir man. Vyno buteliukas netinka prie šito. Kas yra nereikalingas? Ne? Čia kaip vyno buteliukas. Kas netinka? Aš nedominu. Levo 10. Taigi sakė į savo vietas. Sutarėm Kaune susitikti. Ne, čia reikia. Kaip pasakysit, aš rysiu. Aš tau sakau. Tėve, pasakykit jam, kad jis turi ieškoti savo komandos. Jis netiki. Šiau radau. Ar tikrai radai? Tikrai radai. Bet jeigu meluoji, tikrai reikia surasti savo. Jo, bet jiems įsiskirsta vėl. Tiesiog jis nenori nuo manęs pasitraukti. Tai aš galiu pakeisti. Teisėjais, kad šventas Savo įsijėmė. nuodėmės. Supratau. Klausyk. Tai tu dabar drąsiai atsistok. Apsaugai. Tai jeigu gerų žinios kalbėjęs, tai Labai gerai. Klausyk, užduočių skaitovas. Tai ką man čia reikia švilpti užduotis? O kas parašyta užduočių skaitovas? Garsiaką. Realiai ir švilpukas čia man. Aš ką man geros žinios kalbėjai, mes eisim ir šauksim Osama. Osama reikia. Bin Ladenas. Osama. Prašau, šitą dievę nepameskit jos ir perskaitykite, kas čia dabar iš karto parašyta, O kas kas yra kamada? Kamada, sako, tu nešios. Kas yra kamada? Tai jums reikia išsiaiškinti, va čia va bus parašyta viskas. Va čia va. Ai, va čia? Jo, va čia va. Aš galvoju, nu kur čia parašyta? Čia jūsų yra komanda, žinai? Gali garsiai, lėtai perskaityti. Gerai. Pasaulyje daugybė paslapčių, kurios pražudė begalybę sielų. Labiausiai jautrina vaizduoti ir mintis šventojo gralio paslaptis didinga. Ieškoti gralio ėjo milijonai. Riterių ordinai, tironai ir vienuoliai. Privatus detektyvai ir stekliai ir šiaip visokio plauko aferistai. Ieškodami jie priešais mirtinais pavirsdavo draugai ištikimiausi. Galbūt todėl šitą netinka paslaptis.
Labai šaunuolis filmuoja. Laimėtų iš karto. Yara. Mūsų vėliavnešys mus pardavė ar ne? O kas žodžiu, slaptažodžius. Modelį. Einu savo būrį paduoti. Fotoaparatą. Fotografuoti. Pademonstruosiu, kaip reikia. Man tai labai patiko šitai. Bet ta idėja pas labai Skaičiau, pranešimas jau yra. А дальше Igoriokai, davai. Klausyk, turi pusę bonkės. Ar galėtum panešti už mane vėliavą? Намечаются перспективы там. Dvi vėliavas panešti. Две bonkės. Taip, Prašau. Davai, pusantros bonkės, va, pusantros bonkės. Ne kasdien. Ne kasdien, davai. Ne kasdien. O, O vėliavos dvi, o bonkos pusantros. tai Normaliai, Igoriokai. galima būtų. Mykolas paėmė vyno, man naila mergina. Mykolas. Aš esu. Svarbu nepalikti dabar, ką nors svarbaus. Kauno planas trukus. Laikrodis? Eisim, dabar mes esam čia kažkur tai, va čia va. Va čia va kažkur tai. O eisim čia. Kažkur va čia Ir va. lauksim. Čia jūsų? O labai išsigendam, norėjom paimti. Tikrai neišsigendam, bet norėjom paimti. Istorijas žmonės mena.
Komandose eikite paskui savo vėliavas. Žiūrėk, tavo gitarą kažkaip keliauja. Amino, Figaro, Amino, Amino. Keliaujam. Striukė kažko nuotraukų neliko. A, gerai, tai mes pasakysim. Stovėkite visi prie savo komandų, prie savo vėliavų. Dar truputėlį pabendraukite tarpusavyje. Kiek valandų rodo? Neteisingai. Pusę 3. Pusę per pusę. Nu, užduotis, tėvelį. Man tai labiausiai patinka šitas vyras. Turite savo komandą. Gali suvesti, lėkė laimė. Šitas kampas. Nu kodėl jūs dangui neprifilmavot? Nebuvo žmogus dangui. Palikit ramybėj žmogų. Kaunas gražus miestas, ir pamatysite tai vėliau. Atvažiuoti į Kauną ir ką padaryti? Rasti gralį. Rasti gralį. Su plakatu tokiu, ieškau kauniečių. Visi jau yra komandose. Dabar seksite paskui mane. Seksite paskui. Į dešinę pusę. Kur mūsų lauks 9 mikriukai. Praktiškai galėsim uždirbti iki vakaro. Ant kiekvieno mikriuko bus paveikslas. Būtent kurios komandos paveikslas bus ant mikriuko. Ta komanda eina būtent į tą mikriuką. Su baltom reikia pasiduoti. Niek čia dar ko pasidavinėti. Ir pirmasis piligriminės kelionės nurodymas bus mikriukuose. Palaukite manęs. Toks tai sujudimas. Kartą visi pradeda bėgti. Alio! Kiek Hebronis buvo prie manęs, mergų. Net buvo toks prikolas, žinai. Oi, laba diena. A jūs komandos gerbiamas? Taip. Einam ieškoti. Reikia prižiūrėti. O, čia kad iš tuliko greičiau visi? Jo! Valanda paskui, greitai. Labai blogai mes vėluojame savo lenktyniaujantį autobusą ir dabar jūs žiūrėsite. Žiūriu, rimtas reikalas yra. Reikia prižiūrėti. Ne, prižiūrėti reikia per smulkį kamerą. Galėjote duoti O jūs mūsų komandą nenorite ateiti? Labai noriu. Gerai, priemam. Mes priemėm ją į komandą. Jūs ne pas mus bus kas? Tu kartais nedalyvavai? Kaunietį. No. Ei, kas tau čia dabar?
Monika. Gelbėkiausiasi mūsų. Korupcija, mūsų autobusiukai sintina, ne? Jėzus, aš nebežinau. Laiką, tikslų laiką. Čia jau! O jį nuotrauką! Karočią pritrūko migriukų. Žiūrėjom greičiu, bet čia mes labai didelė komanda. Susispausim, lekiam greičiau. Kuo greičiau, tuo mums geriau. Važiuojam. Greitai reikia. Iki 8 vakaro yra laiko pasigart. Skubėkit, nes laiko iki 8 turit. Iki 8. Laikas yra normuotas, iki 8 valandos vakaro. Skubėkite, laikas normuotas iki 8. Važiuojam. Dabar apie 15:05 išvažiavom. Ir važiuojam. Važiuojam. Reikia uždaryti. Reikia uždaryti duris? Gerai, taip. Važiuojam dabar į viršų. Gali atsiminėšti. Kokia užduotis galima garsiai pasakyti? Pažaislio vienuolinė reikės dabar būti. Galiu garsiai aš pasakyti. Pas laisvę. Nu, Žaimė, tau užduotis gera. Pažaislio vienuolinė yra kapinės kažkokias tai? O, reiks ekshumaciją daryti? Ne. O šiek. Ne, Domas davė tavo balį, ne, Domas. Čia aš gundin bandau obaliais. Ne. Štalins mano nešaudo. Žiūrėk, iš stoties važiuojam į viršų, tada sukam maršą. Ten iki greičių, tokių bus žiedas ir reikia... Jo, tada į 10. Toliau nežinau. Tada tiesiai važiuosim ir... Karol, gal stas į priekį? Jo, rimtai reikia vado į priekį pasas. Nežinot, policija nuspė, turi stabdyti čia. Būtų gerai, kad nestabdytų, nes biudžeto dar neturim. Turėsim, jeigu ką. Priklauso dar kokia policija, jeigu rėmėjai. Jau žinau, kur pažaislio vienuolinė. Važiuojam dabar į viršų iki žiedo, tada į 10. Tada tiesiai iki kito žiedo, tada vėl. Mes turi draugų medikų, reikia vieno žodžio lotynų kalba, vieno sakinio. Ir mes galim nevažiuoti tą pažaislio vienuolyną, turbūt ir viskas. Ne. Čia tai draugų medikų, o kokį žodžių reikia? Kažkoks sakinys. Koks sakinys parodykite? Tina. Davai, skambinam visi, kas galim pakeliui tiem draugam. Į ligoninę. Taip, bet medikai dar kažkas. Tina, koks sakinys? Šiaip tai geriau į bažnyčią skambinolynę. Kročią, mums reikės surasti tą vieną sakinį, iš jo paimti kelis žodžius, sudėlioti šitą ir gausim sekančią užduotį ir varom toliau. Čia lotyniškas, ne? Jo, lotyniškas. Tai reikia pažiūrėti. Draugams, kas ten prie interneto. Ten gali būti ant šito, ant vienuolyno tie užrašai. Jo. Lotyniškai mokat? Ne, kokie žodžiai mums reikia palauk? Čia. Vai, varyk, mums iš lietuvių lotynų versti. Tušinuką duokit žmogui. Kad bus ir tavo saulėlydis. Lotyniškai reikia. Tušinuką? Tuoj. Kunigų. Tai tu pasistenk išverst kuo greičiau. Rašyk ant kitos pusės. Žodynų reikia tau? Nereikia. Aš turiu namie. Labai. Tik vienas sakinys nėra. Mink, kad ir tavo kažkoks saulėlydis kažkoks. 5-8 graziacija, kad viską žino. Mes atsiskirėm klausinėm Žalgirio Tokias užduotis, žinai, mes kalbame, kaip kas gali prasisukti. Labą dieną. Lotynų kalbą reikėtų išversti porą žodžių. Galit? Supratau, dar vienoj. Taip. Minutė 8 litai.
Tai gal galit į tą skyrių perbėgti, jeigu ką. Mums labai reikia. Ką tu ten parduotuvai nebendrausi skyrių, kas nors papas, bet nebus. Pabandyk kalbas kaip padaryti. Reikia, kad sakinys atminti porą žodžių. Gal mus nežinos, labai žinos. Atmink, kad bus ir tavo... Bet tai taigi čia 1-2. Kaip? Kad bus ir tavo saulėlydis. Kėgliai! Nemėlykų ir istorikų reikia. Aš ir istorikams skambinu. Taip. Ir tavo? Taip. Taip, reikia į lotynų kalbą. Gerai. Mokas čia man vieną pasakyti, bet ir aš ją kažkada mokiausi. SMS žinutės. SMS žinutės. Tuoj paklausim. 588 žinutės kaina 35 centai. Kaip jinai yra? Atmink. Atmink, kad bus ir tavo saulėlydis. Gal lyg ir lotyniškai pasakyti, ne? Aha. Šiaip tai alta vista yra. Ta užrašą, tai žinokit, turėtų būti prie kokios nors kriptos arba prie palaidojimo iš tikrųjų. Nes jisai kažkur kitur negali būti. Arba prie vieno iš altorių. Nors ne, į patį pažaislį neįleisti, žinokit, bus išoriai. Į patį vienuolyną matyti neįleisti, bus išoriai arba bažnyčia. Išoriai kažkur gali. Kas dar gali prieiti? Į lotynų. Ne. Iš lotynų ar į lotynų? Į lotynų. Jo, internetą paieškoti. Aš nežinau pirmą. Klausyk, Memento. reikia išversti į lotynų kalbą. Atmink, kad bus ir tavo saulėlydis. Atmink, kad bus ir tavo saulėlydis. Bet mums reikia daugiau žodžių. Tai nereikia tušinuką tam. Ten bus iš paskutinio žodžio. Tai gerai, daugiau žodžių. Kodėl? Memento nori ir atmink, bet mirsti. Tai atmink, kad ateis tavo saulėlydis. Rodo, gerai, davai, apsidraudžiam dėl visų objektų, kur rodo Saulė laiką. Saulės laikrodis yra kažkoks tai tenais? Kasdienam žinai, jo. Saulės laikrodis kažkoks turi būti pažaislio vienuolyne ir ten bus užrašas. Nu, čia kas sėdi prie interneto, tavo pasižiūrė. Bet ilgės 6 žodžiai sakės gal toks yra. Bet kad bus ir tavo saulėlydis, tai... Ne, įsivaizduok, pažaislio vienuolyne yra Dinis, nusisuks jo į dešinę, o mes važiuojam tiesiai. Supratau. Kiek pagavau Stanislavą, Švento Vladislavą, Kiek aš žinau, vis tiek visi čia važiuos. Sakyk, kas ant pažaislio vienuolyne? Ne, matyti, skambinti, Viskas ženklas. Gerai. Reikia imti saulės laiką. Gerai, davai. Klausyk, mums reikia kalnai pradžios, tada bėgam iki jo ir iš karto. Jo, pasiliekam vėliavą irgi pasiliekam. Ar žinosi kol kas vieno komandą? Kol kas vėliavą, greičiau bėgti iki to laiko. Mes bėgsim iki laikrodžio. Reikia surasti saulės laiką. Reikia saulės laikrodžio. Ladna, čia baliavoja. O jūs žinot, kur tas laikrodis? Jo, dabar kairiau. Prašyčiau tylos. Labą dieną. Jūs trūko toksikologas išdavė 3, norėjau paprašyti pagalbos išversti vieną sakinį į lotynų kalbą, kuris, ko gero, yra užrašytas ant pažaislio vienuolyno. Laikrodžio. Žinau, kiek galima.
Varom žaisti. Važiuojam prie kitą įvažiavimą. Sakinys skambėtų taip. Atmink, kad ateisit tavo saulėlydis. Bus tavo saulėlydis. Čia mums ilgai, ne? Kas žino šito telefoną, taigi pasakys vadovėlė šito žodžiu sakė. Skambink jiem, kad jie grįžtų atgal prie buso. Aš apsisuksiu. A, tai išvesti. O mėgų? Bet tai prie laikrodžio turi būti kita nuoroda. Jau viską žino. Tai kokia nuoroda? Nuoroda tai tie žodžiai. Kolegos, reikia grupės pavadinimo ir turim visi ateiti. Visi turim ateiti. Jo. Nima. Nu, man atrodo, kad kol kas užteks ir šitokio varianto. Labai dėkui Jums už pagalbą iš tikrųjų. Dėkui. Teisingai, jo. Gerai, dėkui Jums dar sėkmė tada. Vamos, prašom čia pas mus. Važiuoju nebuvo. Yra čia tiesa. O šitas saulės laikrodis kažkas. Nu, kaip būna iš karto saulės laikrodį, ar ne? Taip. Konkrečiai prie reikalo. Gerai, einam konkrečiai prie reikalo. Gal bėgame. O jūs labai skubate. Niekur mes neskubam. O rytoj mes niekur neskubėsim ir ateisite pabūti. Iš tikrųjų mes niekur neskubam, einam į kavinę. Ne į kavinę, mes einam pamedituoti, pabūti ramioje aplinkoje. Kodėl aš tą obuolį pasiėmiau? Mes galim prisijungti prie jūsų, jeigu ką. Mes labai norėjome. Arba jūs prie mūsų prisijunkit, bus linksmiau. Kur prie mūsų? Hei, turim. Viskas gerai? Tai ten bus parašyta viską. Tai mes galime kitą neįeiti. Žinot, kaip būna, aš turėčiau vaidinti, kad aš nieko nežinau, bet tai būtų kvaila. Nes aš kartu įliki žmogus, sako, man reikia saulės. Sveiki! Ne, dar jūs pirmieji, kol kas. Tai mes turim, aš dar turiu komandą? Ne, turbūt kiti važiuoja į kitą vietą. Jie dar supras pirmie vieni tenai važiuoja, paskui mes ten važiuoja. Mes jau pakeliui čia bandėm ieškoti. Tui, jo. Jo, Ocasus solekadente tui. Ocasus solekadente tui. Truputį kitaip. Ocasus solekadente tui. Šeimininkas, kurio vardą namas nešioja tose namuose, niekad nenakvoja, vyriausias jis iš pagonių dievų, nereikia jam žemiškų mūsų. Perkūnkinis. Jam žemiškų mūsų namų, o jūs pasibelskite tuos namus, surasti ant ko ieško, kad bus pastabus, girdėjot, kad laimė mums šūkės atneš, tai kur dabar gauti tas laimės šūkės, tai perkūnkimi. Ne, tik tiek yra. O čia pačiu, jeigu prieinat, yra mažesnė kopija. Matome, va pačioj. Žiūrėsim nuo to, nes mums reikės žodžių. Tai va, žiūrėsim.
Mums reikia, jūs, kaip suprantu, reikia atlikti užduotį. Taip. Ir visi kvies jums. O palydėsi dar mus? Nu, tai reikia dar kitų laukti. Tai kiti patys suras. Ačiū labai. Čia daug visų vietų yra? Čia, kai buvom, šiandien mes laukiam jūsų. Ir reikėjo atidaryti vartus. Nu, kai atidarim vartus, tai pasinaudoju progą. Aišku. Kaip gyvenam? Šypsomės. Tai jau 3 filmuoja. Kur jaunikis? 3, sveiki. Atspėkit, kur? Kitoj pusėje. Yra. Čia pasiūrus. Nusišypsokit. Čia pasirodo jaunikis, aš galvoju, kad šiaip sau svečias kažkoks. Aš galvoju, kad čia toks ryžas eina. Nu. Thank you. Visi malašiai, nieks nė kartų nenukrito. Nu tiek to. Dar vienas krūmas pasiklydo. Ačiū. Perkūno alėja 60. Dar vienas grįžt. Perkūno namai? Jie tai Perkūno namų ar ko? Jo, Perkūno alėja 61. Tai prie sporto halės. Dar vienas žmogus. Toj. Kur tas žmogus? Atbėga. Šešiuką daro. Jau gyvas. Gerai. Sveikinam. Tai viskas Nešen gabalaitis. Karoli, reikia tušinuko. Eis pagrindinis taip. Aš turiu. Po galo į kairę tiesiai nuo pardos galo įsivažiuoti važiuoju. Gerai. Renatai važiuojam, Lembačkį gausit geriausio vairuotojo vardą, žinokit, irgi. Mane patikė. Dar vienas priekį kažkoks buvo žodis, dabar reikia išsiaiškinti, kas tas žodis. Reikia pas mane, gali būti memento bent jau. Ne, prieš memento buvo dar vienas žodis. O kuris čia? Mementas yra mano... Sis kažkoks, tai žinai yra. Va šitą ant sienos, jo. Kas? Kažkoks buvo. Sis kažkokia ilgoja yra. Sus tenais. Sus? Ne, palauk. Jo, sus, memor, o kas sus? Memorio, o kasus, Šitas man atrodo... Bet sus. Sui. Sui? Sui, nu tai jokio skirtumo, gerai. O kaip toliau? Bet tai 6 žodžiai turi. Mementai yra atmink. O kasus solecadentė? Tu turi? Jo, turiu vis kažkaip jau ką padaryti. Tu tai trečias, tai iš jūs turiu. Tėvas buvo. Sole. Tai dabar varom kaip ir atgal iki stoties, jo? Jo. Link stoties. Link stoties, paskui kai leisimės nuo kalno, bus į dešinę pusę posūkis link Zoso. Kitas vairuotojas.
Patiko. Jeigu laimėsim kelionę, pasidalinsim. Nu, tai ačiū tau. Matai, buvo mes į Perkūnkiemį jau važiavom, bet į Perkūnkiemį namų. O kas tenais yra per įstaigą tie Perkūno namai? Audi A6 naujas. Ne, mums ne kavinės reikia, mes čia užduotis vykdom. Gralių ieškom. Supratau, gerai, viską. Svarbiausia, žinai, Kauno dažnis nebūtų Perkūnkiemį. Iš tikrųjų, jeigu namas, kurio vardą nešioja. Taip, jisai, va čia yra Vytauto bažnyčia, tarkim, o čia yra tokia gatvelė ir čia Perkūno namai. Jo, ten sakė, viešbutis barelis yra šalia. Į kairę ir bus žemyn. Nėra iškirptas. Iškirptas filmuok. Aš matau, kai aš užsilietu papkės, reikia net kažkokį. Our hit radio, #1 of this summer. Liucija. Tada va čia bus tas nusukimas jo paskui golfas. Ten kur golfai, ten ir mes. Arba šiuom iki pat galo, iki tai formos. Pas tada į kairę. Kur tiksliai kažkai? Žinau, prie Vytauto bažnyčios, jeigu žinot, Kaune kur Vytauto bažnyčia, bus į dešinę tokia gatvelė. Prie pat tilto? Prie Aleksoto, už Aleksoto tilto iškart Vytauto bažnyčia. O kurioj pusėj šito? Ne, kurioj pusėj upės? Marvelė yra vienoj pusėje, o Senamiesčio pusėje, Senamiesčio. Ta gatvelė, man atrodo, tai Rotušės aikštė išėjo. Tiesiai reikštelė. Čia statomės nueisime. Čia stovimės nueisime. Niekam išėjai nesisūlė, visų reikia. Kyviškės Kaune. Bėgam dabar. Dviese? Ką aš to bėgti? Bėg, tu tai dabar, o aš tai ką?
Kviečiu savo šeimą ir šiandien mes būsime jūsų vedėjai. Mano vardas yra Dominykas, tai yra Samanta, Simona ir Ieva. O štai už jų nugarų yra Liusija. Kviečiu jūs įsivaizduoti, kad atvykote į viduramžius ir tai yra pirmasis buitinis gyvenamasis namas Kaune ir visoje Lietuvoje. Tai galite patikėti, prieš kokį ypatingą vietą jūs stovite. Žinoma. Na, norėčiau pakviesti pažiūrėti jūs iš šiuos rodų. To jau pažiūrėsime ir vidų. Į rombus, kurie yra baltų palikimas liepsningoje gotikoje. Šis stilius vadinamas liepsningąja gotika. Na, šis namas pastatytas iš 16 skirtingų plytų ir tai dar daro jį labai ypatingą. Na, o dabar kviečiu išvis. Kas turi tušinuką? Turi tušinuką? Aš turiu tušinuką. Daug tušinuką. Pažiūrėjau, kad 16 skirtingų plytų yra pirmasis namas. Tai buvo pirklio kontora ir štai matote nišas, kurios buvo naudojamos kaip lentynos prekiams sukrauti. Štai galite pamatyti kambarius tenai, kurių vienas yra po spina. Ten yra daugiau sukrauta, buvo sukrauta įvairių prekių, tokių kaip auksas, vertingiai audiniai, šilkas, na, kurios turėjo būti rakinamos. Įsivaizduoju, kokia pasiūla seniau. Na, žinoma, štai dar išliko keletas eksponatų ir galite... Gerbiamas vedlys. Na, dabar kviečiu. Kur to šūkis? Jo, kur mes ką turim sugraužyti? Na, jeigu būsite labai atidus, pamatysite ir kviečiu. Tikrai kviečiu visus prisidėti. Merginų partija, prašom visus įsijungti. Visas atsiprašau. Šis nuostabus pastatas yra ypatingas keliais aspektais. Štai matote, mano tėvas buvo tikrai žymus pirklys Steponas Dulkė. Ir šis žibintas puikiai rodo, koks jis buvo turtingas, kadangi ne kiekvienas pirklys galėjo sau leisti savo namus apšviesti tokią daugybę vaško žvakių. Na, o šis židinys yra visiškai autentiškas 15 amžiaus židinys, pilnai restauruotas. Jis buvo skirtas kambariui apšviesti ir apšilti, o maistas buvo gaminamas tarnų nameliuose lauke. Na, dėja dar ne taip. Na ir dviejų kitų. Pranas Vydas, puiku. Tai skirtas mūsų svečiams ir aš kviečiu jūs prisėsti. Na, toliau dar norėčiau ką pastebėti. Tai yra šis langas. Kaip matote, jis yra tikrai didelis, to ir sakyti nereikia, tačiau jis buvo vienas didžiausių langų visame Kaune. Tai tiksliau ne vienas didžiausių, o didžiausias. Sekantis akcentas, kaip jūs puikiai matote, tuos pačius, tą patį židinį, tą patį šviestuvą, o atspėsite, kas yra čia. Čia žmogas, kažkas pasislėpė, žmogas. Na, dėjus ir visi teisūs. Tai yra mano sesutė Ieva. Na, o šis balkonėlis, arba turi specifinį pavadinimą erkeris, buvo skirtas apžvalgai. Juo pirklys galėdavo stebėti, kaip kursuoja prekės nuo prieplaukos, Nemuno prieplaukos iki Rotušės aikštės, kur prekės buvo parduodamos. Galite apsidaryti vaizdais, maloniai kviečiu. Užstatyta viskas. Na, o kaip pasižiūrėsite, kviečiu jūs sekti paskui mane ir mūsų Rusiją. Matina ir daryti. Так, будет красиво. Нурка шагара.
galėtų atjoti princas. Galėtų atjoti prie šito balkono princas. Atjotų. Atjotų. Aš lauksiu, jau lauksiu. Jis atjotų. O, žiūrėk, naują pastatys koplytstulpį. Koks tai juokingas. Ne? Pažiūrėk, matai, su kažkokiais paukščiai išlindę, koks gražus. Iš širdelės formų, tokius kiaurimi paukščiai lenda. Labai gražus. Gal mes niekur nevažiuojam? Taip, paliekam čia. Bet aš kaip niekad čia nebuvau. Kaip įdomu. Nebuvai Kauno senamiesty? Ne, ta prasme čia šitie vietoj, būtent šitam pastate. Kur jie pabėgo? Bet pažiūrėk, kokie nevienodi laiptai. Ir ilgio, ir aukščio. Jo, ir ilgio, ir aukščio. Gali užsigauti. Mes grįžtam į pradinį tašką, kurį visi čia. Jie čia nuėjo? Ir pagoniška cikla, ir krikščionių koplytėlė. Tai buvo vienas garsiausių Lietuvos istorikų Alberto Vijiko Kojelavičiaus namų. Taip pat čia mokėsi ir gyveno, taip, Lietuvos istorija, žinom. Ir Adomas Mickevičius, kuris taip pat, kaip žinote, buvo garsus lietuvių ir lenkų poetas. Na, dabar kviečiu ir apsižvalgyti mūsų Rusiją. Čia vyno rūšys. Aš jau jums sakiau, jums daužyti nieko nereikės. Mes norim daužyti. Žiūrėkit, kur šukės yra, va čia sudėtos. Kur šukės? Jūs jau radote, jums daugiau nieko daryti nereikia. Viskas šito nereikia, nes čia... Mes turime jums atiduoti užduotėlį ir jūsų laukia dar viena užduotis. Kviesiu jūs visus nusifotografuoti su Perkūno namo žmonėmis, Perkūno namo kiemelį. Kam turėčiau atiduoti? Prašau. Vadas. Merkaštininką turi duoti, jam užduotį. Jis gyvena. Mums nereikia skaičių. Mums nereikia skaičių. Mums tikrai nereikia šitų skaičių. Kam rašyti, ašgi fotkinu. Ar mums tikrai šitų skaičių nereikia? Čia šukės. Tenai. Na, dar laukiame jūsų prisijungti. Visi. O kur... Ir turim vieną prašymą, kitus gaišinkit labiau negu mus, gerai? Na va, ačiū jums ir sėkmės kelionėje. Dėkui, kur dabar? Į mikriuką? Kur dabar? Į mikriuką? Viso gero. Pas ką tušim? Viso gero. Kas tušim? Šau, kolega. Pro šalį teka Nemuno ten upė. Vytauto bažnyčia. Pala, tai skaitom iki galo. Nu, toliau. Viduoje lotynų užrašą surasi, raidės atskaičiuok drąsiai, norint sužinoti, kurios raidės tinka, Elgetos paklaus. Einam, čia va Vytautas šventykla, čia kunigaikštis. Hello. Hello. Sušelkit gatvėse, Elgetas, sušelkit. Oi, sušelkit. Kai jau šušelkom? TV3. TV3. Baltija daugiau davė, sušelkit gatvėse. Jau geriau. Gerai. Pinigais spėt. Dabar einat į bažnyčią, randat lentelę nelietuvių kalba ir išrinkit man 32. Ir dar sušelpkit gatvėse, Elgės, sušelpkit. 32. 32, 22. 32 ir 19. Kokie dar?
Ir dar su šelmiu. Oi, kiti daugiau davė, kiti daugiau davė. Kiti daugiau davė. O, 32, 19 ir 13. Ir Kur lentelė? Bažnyčiai, nelietuvių kalba. Kurioj vietoj? Nemačiau, nebuvau. Kokia komanda? Gausim užduotį. Dona Velatė. Sušelmkit, gatvės Elgetą, sušelmkit. Geras iš tikrųjų. Pabandykit, nes žinau. Jo, taip su tom. Jau kelintą vietą visų? Nežinau. Pirmas tas lygis. Visiškai teisingai. Dabar taip. Klausom. Jum atiteko pagal komandą paskutinė dėžutė. Atidarę ją, sužinosite, kur nuvykti. Bet jums reikia surinkti dar visus punktus. O kodėl jums niekas neįrašė kitų? Nes turim juodą iš tenais. Įrašykit, nes jie negalios. A jamam šitą Sėkmės ją atidarant. Jį su savim. Aš atvažiuosiu vėliau. Sėkmės ją atidarant. Simatysim. Kokios čia raidės? Tiksliau, kiti nežinos, ką daryti. Elgeta, važiuojam. Gyvenimas bus geresnis. Galutinį tašką atidarę dėžutę žinosit, kur važiuoti. O ją atidaryti nėra lengva. Ne, reikia rasti būdą. O raktas tas būdas? Koks raktas? Nuo dėžutės. Nėra rakto, jums atidaryti ją reikės. Sušelmkit gatvės Elgetai, sušelmkit. Gerai, sėkmė. Vargas nenuėjo per nieką, tik sužinojote vieną svarbiausią gyvenimo išmintį. Ne visi šventieji, kas mano šventyklų, kas mino šventyklų slenksčius. Viskas, turim visas raidės. Pasakys, atvykę į finišą, pasakys ar teisingai. Tokia išminti mano... Lotyniškai reikia parašyti. Turėsim dar parašyti. Išlikote darni, draugiška komanda. Skubėkite į Kauno viešbutį Gralis, trumpoji gatvė 10. Tai skubam ir įsiverčiam pakeliui visą šitą. Va, tik nedelskite, nes grobį nusineš, kas atbėgs pirmas. Viskas, važiuojam, tas pats yra užrašas. Ir verčiam šitą. Kur dabar važiuojam? Ne, tas čia. Čia tiesiog tas vertimas, reikia šitą išversti. Ne visi šventikas mina šventyklų slenksčius. Sanktus. Tai važiuojam, trumpoji gatvė 10.
šiaurinė yra. Žaliakalnį kažkur. Tai va ten nuvažiuosim. Ai, trumpoji 10, tai geras, mano klientas šitas. Tai sakyk, kur? Važiuojame į Savanorių prospektą prie Saulės gimnazijos ir ten tos gatvės yra. Ar atidarėt? Atidarėm. Kas ten parašyta? Važiuojame. Aišku kur, o kitų punktus nurodo, kitus punktus. Ne, nereikia. Bagas. Reikia vertimo, vėl kameriu. Nefilmuokit. Pasakysiu. Dabar labai svarbu jau. Jėga, žiūrėkit, čia ne... Mūsiškiai čia laksto. Va, jaunoji laksto. Čia mūsiškiai laksto. Tai važiuojam aplinkui, nes tada nebesivainiojam tos jaunosios nepagausim. Tai kita komanda dabar. Pagaunu jauną, reikia su manim. Tai dabar jie gauna. Kita komanda, tai dar už vis nepagaus. Tai kur važiuojam dabar? Mes budriai dabar važiuojam į tą trumpožį. Čia 10 trumpožį. Taip.